kiekvieną mielą dieną turiu rutiną, tokia kaip ir disciplina augdausi, sveikint Facebook'o draugus su gimtadieniu. O kadangi šiandien yra mano paties gimtadienis, tai aš užduosiu tuos pačius klausimus, kuriuos užduodu jiems. Jų seka yra tam tikra, metai iš metų jie kartojasi, šiek tiek koreguojasi. Pakankamai nesenai vienas iš klausimų pasikoregavo. Tai pirmasis yra, kaip jaučiasi žmogus nuo 1 iki 9. Man šitas klausimas svarbus, nes mano tikslas yra ir noras jaust save čia ir dabar ir atkreipdėmėsi, kad kuo mažiau kažkas būtų to automato, to tokio neplanuoto, tiesiog arba iš kažkokio tais iš inercijos. Kai aš jaučiuosi čia ir dabar, su manim yra viskas gerai. Reiškia, nėra praeities, nėra ateities, kažkokių tais baimių, kažkokių tai ten dvejonių. Tai aš įprastai jaučiuosi tarp 8-9, o patinka skaičius 9 dėl to, čia kaip juokauju, ištingėjimo, kad nereikėtų dar vieno iki 10 skaičiaus dar rašyti. Tai va, tai nuo 8 iki 9 jaučiuosi tiek šiandieną, tiek įprastai. Jeigu kartais būna kažkas tais ten pamaudžia, dažniausiai tai būna mano kažkokie tais jau atsakomybės reikalai, kažkokie tais neįvykdyti darbai, nes per paskutinius metus įvyko labai ženklus pokyčiai, man atrodo, savy. Mažiau pradėjau filosofuoti, mažiau pradėjau kalbėti, kaip turėtų būti. Pasidariau daugiau klausantis ir ypatingai klausantis, ką mano vidus kalba ir kur aš link einu. Tai antras klausimas būna, kad kokių įvyko pokyčių per metus. Tai aš, kadangi darau šį video kiekvienais metais, tokia kaip ir video refleksija, labai faina buvo pažiūrėti savo praeitų metų ir už praeitų metų video. Kartais net keista pagalvoti, kad aš taip galėjau bendrauti ir, žodžiu. Tai tą pokytį stebėti yra labai faina, tai aš stengiuosi lygiuotis ne į kitus žmonės, o į tai, ką darau, kaip darau. Tai va, ir pas mane pokyčių vyko pakankamai nemažai, tai aš dabar šiek tiek išeisiu į tokią chronologiją. Tai mano vienas didžiausių toks atradimų, tai yra augalininkystė. Šalia čiužinių veiklos, šalia video reikalų, šalia ten jau dabar jau nebe baldų reikalų atsirado augalininkystė. Aš auginu hiperaštrius pipirus ir tai yra gėris, aš juos valgau. Habanero galiu vieną suvalgyti, o ten auga Karolina, Dragon Breath, Hardberry, Pink Tiger. O Jėzus, ten gal kokių 16 ar 18 rūšių dabar pipirų auginu. Tai jeigu tau įdomu, gali pažiūrėti, koks vaizdelis yra, dėl kur aš dingstu kitą kartą valandom, kitą kartą ne visai dienai. Reikia kovos su amarais, tai... Bet ten yra mano džiaugsmas ir šalia visų tų materialinių dalykų, stebėt, kaip auga augalas, stebėt, kaip tie žiedai atsiranda. Netgi pradėjau juos bandyti kryžmint, tai bus įdomu, kadangi pirmi metai tai daug pirmų kartų, bet pakankamai esu patenkintas tais rezultatais, kurie yra ir kaip matai, visai fainiai gaunasi ir tiek valgyti juos įdomu, tiek pasidalinti su žmonėm, kas mėgsta hiperaštrų maistą arba tiesiog aštrų maistą, nes tik nuo kiekio priklauso. Ir aišku, pastebėjau, kad mano paties tolerancija aštrumui pradėjo keistis. Taip pat buvo pokytis, kadangi netekom Larsono šuns, atsirado Luna mūsų akiratė. Tai pūkuotukė, švelnuotukė, kuri kartais mane veda iš kantrybės ir tuo pačiu kitą kartą suteikia labai hiper daug džiaugsmo, tai aš esu labai patenkintas ir džiaugiuosi, kad jie atsirado mūsų akiratį. Vėl jinai mane išveda pasivaikščioti, ar lyja, ar sninga, ar šilta, ar šalta. Tai va toks irgi, nes dabar dirbu pagrindė iš namų, nes vėlgi ten tiek montažo reikalai ten užtrunka kitą kartą valandas. Tai jinai apie 9-10 valandą mane išveda pasivaikščioti, nes tiesiog šuo toks yra sutvėrimas. Įvyko labai toks testinio skaudulio užbaigimas. Jis man, aš sakyčiau, įvertinčiau, tai yra pats brangiausias universitetas, kuris įvyko mano gyvenime. Labai norėčiau, kad tokių dramų jau gal jos liautųsi, prašau, sakau, kurie jau ten absoliuto, kas ten yra. Kad galbūt jau tapau tuo žmogum, kad jau nebereikėtų tokių iššūkių, tai
patyriau seniausios įmonės bankrotą, ėmiausi baldų gamybos, buvau padaręs pauzę, paskui vėl sugrįžau ir paskui supratau, kad iš to išskaičiavimo tiesiog, kad daryti pinigus, gavau ir per nugarą, tai va praeituose videose dalinausi, tai pastebėjau, kad netgi 2 metai paskutiniai sekė, tuose video refleksijose aš apie savo nugaros skausmus vis rašydavau ir man tie nugaros skausmai liovėsi, tai praktiškai taip sutapo vos ne kaip ranka nukirto su to bankroto jau užsibaigusiom procedūrom. Tai nutiko gyvenimas, taip turiu daug skolų, taip nenuleidžiu galvos, kylu toliau. Ėmiausi naujų projektų, nemetu tas, kas yra įdirbis padarytas, kuo tikiu, nes mano toks yra įsivaizdavimas ir siekis, kad žmogui, tai kai aš kažką tais darau, kad minimum jo nežalot, o maksimum, kad jį džiugintų. Ir su visom asmeninėm įmanomom garantijom. Tai viena iš veiklų, kurios ėmiausi, tai yra Vivaldi ir Apžvalgos LT toksai jungtinis projektas. Tai Apžvalgos LT jisai kaip ir šiek tiek pajudėjo, nes tai erdvė, kur dėt video, kurie netinka į kitą projektą. O Vivaldi projektą teko šiek tiek atidėti šalį. Tai tik irgi įdomi istorija, kad užsidegiau daryti tokias kaip ir edukacinį portalą, kurio aš nemetu, jis tiesiog yra atidėtas į šalį, nes jį darant reikėjo kalbint interjero dizainerius, architektorius, dekoruotojus ir jų tokias edukacijas padaryti tokius fainus, skanius video. Ir dabar galvoju, ar 6 ar 7 jau tuos video su tokiais žmonėm pakankamai fainais esu padaręs ir aišku reikia juos kažkaip tai įsipakuoti įdėti ir natūraliai reikia sukurti tinklalapį. Ir bekuriant Vivaldi LT tinklalapį, pamačiau, kad ten yra tiek reikalų, kad kurt platformą yra reikalų ir nesinorėjo, kaip čia pavadinti, rizikuoti ten ir žmonių dėmesiu ir vėlgi tas darimo procesas, vis tiek klaidų neišvengsi, aš su tinklalapiais jau greičiausiai daugiau virš 20 metų turiu reikalų, mano netgi pirmasis verslas buvo ten kompiuterių prekyba ir tinklalapių kūrimas. Tai dar tais laikais, kai žmonės paštas buvo takas LT, jeigu kažkas prisimena, dabar turbūt net pamiršot. Tai va, ir tą tinklalapį, kad sukurt, reikia įdėti labai daug pastangų, reikia įdėti labai daug resursų. Pinigų nėra tiek, kiek reikia, nes tokie projektai ten vos net ne 10 000 kainuoja, jeigu samdyt paslaugas. Tuo pačiu mano patirties platformų kūrime jos nebuvo, nes aš platformų nesukūręs. Na ir žinoma, reikia dar visą tokią kaip ir strategiją, koncepciją, duomenis sutvarkyti, susidėlioti ir kad būtų viskas aišku, tai aš taip nusprendžiau, kad Vivaldi projektą jį pradėjus daryti, kad geriau aš jį padėsiu į šalį ir taip atsirado Myliu save projektas. Nes kadangi Myliu save paskutinius 5 metus dariau interviu, jau virš 100 pokalbių yra įrašyta, buvo kaip laidos saviugdos, sąmoningumo, tokio asmeninio tobulėjimo. Ir pagalvojau, kad jau laikas Myliu save padaryti tokią kaip ir platformą. Ir plus, kadangi Vivaldis, matau, kad čia aš nenoriu rizikuoti, kad jeigu paleisiu pusfabrikatį ir žmonės nebesugrįš, antrą kartą gero įspūdžio nebepadarysi, tai sugalvojau, kad vis tiek Myliu save toks, ir įdirbį jau yra padaręs, nebėra visiškai naujas ir plus aš turiu vietos, kur galiu laviruoti ir po truputį jį lipdyti. Ir dabar nuo gruodžio mėnesio, kiek čia daugiau negu jau pusę metų, nes šiek tiek prieš gruodžio mėnesį pradėjom visus darbus, tai pusę metų tas Myliu save yra lipdomas ir praktiškai kiekvieną savaitę vis kažkas yra naujo. Jeigu tau įdomu, kaip Myliu save apskritai, kaip projektas egzistavo, tai aš esu padaręs tokį, nepatingėjau, chronologiją, tiek pačiam savo užsisaugot ir tuo pačiu žmonėm pamatyti, kas tai per projektas, kokią kelionę jisai nuėjo, kad ten tikrai buvo ne šiaip kažkoks tais projektas. Tai va, ir ieškau partnerių į Myliu save, kurie norėtų parduoti savo paslaugas, gaminius, renginius. Tai yra tokia asmeninio tobulėjimo platforma. Ir žinoma, noris, kad ir tie patys žmonės rastų savo atsakymus, kas, pavyzdžiui, jiem nedžiugina, arba kažkokių tai žinių trūksta, tokio irgi asmeninio tobulėjimo link. Beje, bus ir dovanų. Galiu pasidalinti, kad nuo rytojaus, rugpjūčio 7 dienos startuoja jau reali akcija. Paskelbsim vieno iš šių smilkalų laimėtoje. Tai jeigu nori dalyvauti tokiuose
traukimuose burtų, kad gaut dovanų. Mano tikslas yra kurti bendruomenę sąmoningą. Ir kad ta bendruomenė atsirastų, aš dabar nebepasikliauju socialiniais tinklais, nes tai su vienu pakalbu Facebooko, ten reklamos, ten paskyrą užblokavo. Man pačiam yra Messengerį užblokavę ten savaitę ar ten keliom savaitėm. Draugam paskyras ten nei iš jo, nei iš to. Tai vienu žodžiu nebesinori rištis prie socialinių tinklų. Tai sugalvojau, kad geriau tegul bendruomenė bus susieta su elektroniniu paštu, o kuris yra pakankamai asmeninis ir jo, vis tiek žmogus jį turės. Tai noriu suburti naujienlaiškių bazę ir tos naujienlaiškius siūst žmonėm apie naujienas, apie atsiradusius ekspertus ir tuo pačiu apie dovanas, kurias jie gaus kiekvieną savaitę. Tai dalyvauk, myliu save, bet galiu parodyti netgi, myliu save logotipas ir kad dalyvauju trečiadienio lauktuvės vadinsis projektas, tai jeigu užsiprenumeruosi naujienlaiškį ir paskui patvirtinsi, nes vėlgi, kad nebūtų ten nesąžiningo, tai tokie irgi apsiribojau, kad tik tais sąmoningi žmonės būtų toj bendruomeniai, kad gavę patvirtinimo laišką jie patvirtinti ir tada jie dalyvauja tiek prizų, o prizai, kad ir fiziniai juos išsiųsim paštu ar ten per paštomatą, kad jie gautų ne tik paslaugos ir tuo pačiu tie patys ekspertai galės ir pasireklamuoti, kaip dovaną paskelbti tokį kaip ir, fainas toks kaip ir projektas gaunasi, kad duodam dovanas, gaunam dėmesio, turime apie ką publikuoti, apie ką kalbėti, kažką pasidalinti. Tai tas myliu save yra toks įvairialypis fainas projektas, kur ir renginius, ir prekės, ir paslaugas, ir ekspertus parodyti. Žodžiu, tokia labai faina bendruomenė. Aš visas susitelkiau į šitą projektą, laisvu nuo video reikalų. Jeigu matysi, čia Mainstream Pro yra ženkliukas, tai yra video reikalai. Tai reiškia, aš kuriu video klipus, kad ir vakar turėjau naują patirtį, darėm dalį iš Kauno rinkiminės kampanijos videoklipą ir kai atvažiavau, tai netgi teko visiškai perdaryti tekstą. Netgi pasiūliau, kad atsiliepimus įrašyti, ten keletą žmonių sutiko apie ją pakalbėti, kaip iniciatyvę bendruomenės, tokia kaip ir zavadylą pavadinčiau ir vėlgi kokią žinutę ištransliuoti. Tai savęs nelaikau polittechnologų, bet teko šiek tiek pabūti tame amplua ir aš manau, kad aš galiu ir tai daryti, nes vėlgi 20 metų kuriant verslus ir mėginant surasti atsakymą, o kas žmogui yra įdomu, kas jį užkabina, kas jam yra neaktualu ir nekalbėti apie tai, ko nereikia. Tai toks įdomios patirtis su video paslaugom, nes aš matau skirtingus verslus, jų, kuo jie gyvena, ko jie siekia, kaip jie save iki tol komunikavo, ką dar pasakyti. Tai ir aš mokinuos, kaip komunikuoti ir tuo pačiu kitiems padedu ten tiek montažo, tiek filmavimo, tiek apskritai teksto sudarimo, ar netgi ten suflerį tekstą parašom ir žmogus tiesiog skaito, jeigu jam nepavyksta taip ekspromptu kalbėti kamerą, kaip aš save išugdžiau jau per eilę metų. Tai toliau padariau BNI pertrauką. 7 metus buvau BNI Baltija narys, nutiko gyvenimas ir supratau, kad čiužinių atstovavimas yra toks, sudėtinga tema ir kad nebeforsuoti ir nebedaužytos galvos į sieną, nes aš prisėmiau ir labai daug tokių atsakomybių ir bendradarbiavimo komandą įkūriau, ten sveikatingumo, ten tarp skyrių žmonės, kad juos suburti ir kad jie bendrautų ir tokiu būdu ir aš kaip tas toks vedlys, ten matomumas būtų, kad tas būtų ir vis tiek tikslas yra pardavimai. Tai rezultatai neįtin džiugino, natūraliai tada ėmiausi papildomų veiklų, pradėjau tos video daryti ir tokius kaip ir prominius klipukus kitom BNI ribose bendradarbiavimo komandom. Savo klube pradėjau daryti video siužetus, kad būtų tie nariai, jie, sakykim, gautų dėmesio ir kad pamatytų, kaip aš minimum dirbu ir kad galima būtų dirbti. Ir dėja, negaliu pasidžiaugti labai superiniais rezultatais, jie fainai, kad jie buvo, dėkoju žmonėm už pasitikėjimą, bet vis tiek norėjau daugiau. Ir kai nusprendžiau pereiti, kadangi buvo konkurencinė veikla klube, tai aš natūraliai turėjau arba išeiti į kitą klubą ir kažką palikti savęs šitam, bet kadangi aš neturėjau tokios prabangos, kad kažką palikti su čiužiniais ir pačiam imtis išeiti į kitą klubą, tai pagal BNI taisyklės, tai tiesiog metų pertrauka ir tada galiu vėl į bet kurį klubą eiti, tik tiek, aišku, nusinulina visa statistika, kurią per eilę metų buvau sukaupęs. Kaip sakau, žaidimas iš naujo, tai man BNI'us yra tai, ko aš noriu, nes man tai labai patinka ta bendruomenė ir apskritai filosofija. Aišku, ten jazz business dominuojantis dalykas, bet vėlgi materialiam
materialiem reikalam tai tokia bendruomenė yra labai aktyvi ir plus jinai auga, tai aš esu visom už tai. Tai vienai tikslas sugrįžti bent jau gruodžio pabaigoje, sausio mėnesį, kai baigsis mano tas karantino laikotarpis. Tai vienai fainiai. Naujas dalykas, kad lindau į eketę, niekad nesu to daręs, tai šią žiemą, galvoju, gal kokius 6, gal 8 kartus, taip susiklostė aplinkybės, kad aš tik tais tokį laikotarpį galėjau, ten vos ne į pabaigą, kai tie visi ledai ten buvo. Tai lindau į eketę tiek ežere, prie kur mes gyvenam, taip pat ir Baltijos jūroje viduržemį teko išsimaudyti ir pakankamai gerai jaučiausi, tai toks irgi kaip ir valios disciplinos lavinimui, nes netgi ir mankštas ten darantis, nesu labai disciplinuotas mankštų klausimų, bet supratau, kad noris to sveiko kūno, sveiko proto ir aiškesnių su minčių, bet valios ir disciplinos to atkaklumo lavinimui man labai padėjo tas reikalas. Plus dalyvavau, kaip ir iki šiol dalyvauju eilę metų likimo transformacijos grupiai. Teko tokių iššūkių prisijimti. Buvau pirmūnas, ten paskelbė tokia kaip čia net nežinau kaip pavadinti, iššūkį, kad daryt tokias kasdieninės rutinas be nutraukimo. Tai teko ir, dabar aš galvoju, gal mėnesį laiko kasdien plaut grindis, paskui aš norėjau 2 mėnesius, bet tiesiog jau nebepavyko, tai iki mėnesio pavyko ištraukti tą iššūkį, nes ne visą laiką išeina ir plus vėlgi tas disciplinos, valios ir dėl ko man tai daryti. Po to teko rašyti per dieną įvykusių komunikacijų sąrašą, tai čia labai skrupulingai rašiau ir kadangi mes uždarojo telegramų grupė, tai ten netgi pasiekdavau telegramų grupės limitus, tai ten jeigu telefonė rodė, tai ten turbūt tai ir pats pamačiau, kiek aš per dieną komunikuoju, su kiek žmonių, apie ką komunikuoju ir pažymėdavau, kaip aš jaučiausi tose komunikacijose, ten rodiklytė į viršų arba rodiklytė į apačią. Tai irgi toks gavos kaip ir psichoterapijai labai veiksmingas toks, nežinau, akibrokštas, kad kaip aš komunikuoju, su kuo komunikuoju ir dėl to dar atkakliau pradėjau valyti savo aplinką, žmonės, kurių akiratį aš esu, tiek virtualiai, tiek fiziškai, iš kurių aš nenoriu ir su kuriais aš noriu. Ir vėlgi su kokiais projektais noriu dirbti, su kokiais nenoriu ir tas toks vėlgi sugrįžti čia ir dabar ir kas yra tas mano, kas yra tas primesta, kaip ten psichologijai rekomenduoja išsiaiškinti. Tai aš tame ir tiek myliu save projektas padeda, tiek tokios praktikos, kurios imuosi. Labai džiaugiuosi, kad pakankamai nesenai vėl buvau Lalitos tylos retryte 5 dienų. Aišku, norėčiau į 10 dienų, tai čia toks mano yra svajonė. Ir kai ten, aš netgi būna, kad klausiu, ko norėtum, tai viena iš mano norų būtų kitais metais prieš gimtadienį ar gal gimtadienio progą susiorganizuoti su žmonėm 12 žmonių, įskaitant ir mane patį, į Lalitos 10 dienos tylos retrytą. Tai čia toks, visą laiką vyksta pokyčiai man grįžus iš retryto, tai neišimtis ir šį kartą. Labai aiškiai supratau, kad pavyzdžiui, Vivaldi projektas kažkaip tais kaip ir pradėjau, bet kaip ir nefaina, tai irgi nusprendžiau, stop, dedu į šalį, dedu į stalčių projektą, aš reiškia toliau susikoncentruoju į myliu save darimą, į Mainstream Pro, bet, nebesiblaškau. Kai ateis laikas, atsiras pakankamai paaugs komanda. Aišku, labai faina, kad ir myliu save komanda dabar auga ir programuotojas Tomas ir Deimantė, nuostabi administratorė. Žinau, čia aš lenkiu galvą šitiem žmonėm, nes jie labai stipriai man padeda ir tiki to projektu, kad ir apskritai aš tikiu, kad su myliu save labai gerą darbą darom tiek žmonėm, kurie padeda kitiem žmonėm būti taip, eiti šviesos link, kaip sakau, kur tą gerą. Tai Lalitos tas retrytas man padėjo dar susistruktūruoti mintis, ką galima patobulinti su projektais, kuriuose dabar esu, ko nedarys. Žodžiu, tai toks labai stipri praktika, ten be telefono, be televizoriaus, netgi rekomendacija nežiūrėti žmonėm į akis ir apskritai tas toks vedimas. Taip, ten yra ezoterinių, iš vedų atėjusių žinių. Ne viską priimu, bet vėlgi aš suprantu, kad pati aplinka, maistas, tai mano protui davė tokių paskatų ir kiekvieną kartą grįžtant davė. Tai norėtųs dabar jau pačią tą stipriausią praktiką 10 dienų, nes iki šiol teko daugiausiai tik 7 dienų būti.
Toliau, kas įvyko naujo, tai myliu save, įvyko nauji filmavimai laidų. Iki tol tas virš 100 laidų buvo, kad tiesiog susipažinimo formatas su žmogum. O kadangi dabar transformavausi ir pats asmeniškai noriu tik tais dalintis patirtim ir tokiom rekomendacijom, kuriuom aš pats išgyvenęs ar kažkas įvyko, aš dabar nieko nesidalinu, kaip reikėtų gyventi. Aš nežinau, kaip kam reikėtų gyventi, bet aš žinau, kas yra mano ir labai norėčiau, kad žmonės apie tai kalbėtų. Tai pasikeitė laidos filmavimas ir greitų metų išeisiu pirmosios laidos, nes dar turiu nepabaigtų laidų, tai vėlgi uždaryti reikia senus geštaltus, tai kol neišleisiu senų laidų, naujų nepaleisiu. Tai liko ten berods 4 ar 3 laidos iš dar senojo filmavimo, dar prieš karantiną paskutiniai yra nufilmuoti. Tai kai juos paleisiu, tada, o tos laidos yra, kad parodyt to eksperto, kuris yra publikuotas myliu save. Tai minimum mes jį jau kaip ir padedam žmonėm jį išsirinkti ir kad gali myliu save platformai įsigyti ant jo paslaugas, prekes, kas tai bebuvę. Beje, šitie smilkalai irgi yra iš vienos iš myliu save Auksės Gecevičiūtės. Tai ir vėlgi noris, kad, kaip sakau, saviem. Tai va tas projektas transformavus tai, kad aš kalbinu dabar taip, kad parodyt, kas tiem žmonėm padėjo, kaip jie padeda ir kaip jie galėtų patobulėti patys, galbūt paprašyti pagalbos ir vat kaip suburiant bendruomenę, dėl ko ir naujienlaiškių tą prenumeratorių bazę kuriu, kad paskui mes galėtume kaip bendruomenė vieni kitiem padėti. Tai va šitas projektas galėtų toks išsivystyti, tokį kaip ir vidinį socialinį tinklą, sąmoningų žmonių, kurie gali vieni kitiem padėti ir, vis tiek, kai užduodi savo klausimą, dėl ko gyveni, tai supranti, kad jeigu tik dėl savęs, kažkada tas dėl savęs, nebesfilosofuosiu, bet jau žinutė ištransliuota. Va, beje, tapau šauliu, pažymėjimą aš šviežiai gavau, tai irgi aš suprantu, kad gyvenčiau, turėčiau prabangą rinktis, ko norėt, ko siekt, suklyst, išsitaisyti savo klaidas ir vėlgi tos laisvės. Man patinka Lietuvoje gyventi. Aš taip esu pagyvenęs Anglijoje ir suprantu, kad vis tiek Lietuvoje yra fainiau. Ir kad tą žmonių akiratį ne tik tais savo tą burburėlį sukurti, bet ir apskritai prisidėti savo kažkokiais tais gebėjimais. Tai tas tapimas šauliu man asocijuojas, kad aš norėčiau išnaudoti, kiek reikės mano komunikacinių įgūdžių, bendravimo, tos energijos, kiek aš turiu, kažkiek tais jos pasidalinti ir su to gerbuviu su žmonėm. Tai šaulystė man ne po miškus lakštyt. Taip, aš juos ten mokymus praeisiu, per tos miškus pasirinkau tą sunkiausią kelią, kad fiziškai gaučiau supratimą, kas tai vyksta, jeigu kartais įvyktų, aš turėčiau žinių ir supratimo, bet mano tikslas yra per komunikaciją. Tai mano šaulystė turėtų eiti per komunikaciją, per žmonės šviest, kas tai yra, kodėl tai reikėtų daryti ir ypatingai su jaunais, gal netgi po mokyklas pavaikščioti ir papasakot, kas tai yra. Ir su tokia turėdavau seną svajonę, kad pasidalinti savo patirtim vaikam, nes aš kai buvau jaunas, pakankamai imlus ir man labai imponuodavo vyresni žmonės, ką jie daro, ypatingai aktyvus. Tai ir galbūt bus tų žmonių, kuriems bus įdomu pasidalinimai, kaip aš darau, minimum kaip lektorius, maksimum gal kaip per video siužetus, parodant, kaip kiti ką padaro ir kokius gerus darbus gali nuveikti. Taip, toliau įvyko sprendimas, jisai toliau įvyko, kad aš noriu būti verslo angelu. Siekiu to. O verslo angelas tai reiškia, aš turiu turėti pinigų, turiu turėti kontaktų, turiu turėti įgūdžius, turiu turėti tam tikras asmeninės savybės, atpažinti žmonės ir gebėti sujungti žmonės. Tai myliu save man yra tramplinas to link. Aš nežinau, ar myliu save padės man uždirbti tuos pirmuosius didelius pinigus, kuriuos galėsiu investuoti kitus ir padėti augti, bet aš save matau perspektyvoje, kaip, sakykime, garbaus amžiaus pasiekus, kad aš galėčiau tą padaryti ir save lavinu to link. Tai kitą kartą gal būna klausimų, kodėl aš imuosi vienu ar kitų veiklų, kartais draugai manęs nesupranta, ar pažįstami šonės stebi, sako, tu čia tą darai, kam tu tai čia, susikoncentruok į vieną. Tai aš renkuosi patirtis. O aš norėčiau pagalbos įsigyti myliu save kalendoriaus įrankį. Jisai kainuoja apie 800 eurų, kol kas sunkiai sekasi jam surinkti, tai jeigu gali prisidėti, ar nusiperkant prekę, ar nusiperkant paslaugą, tiek mainstreamo, tiek myliu save, arba gal netgi paremt, tai kaip dešimtinė, tai rekvizitai yra po apačia, tai jeigu padėsi, ačiū tau labai, jeigu ne, aš tikiu, kad vis tiek už gerą darbą kažkaip tais geri darbai ateina patys ir tie patys ir pinigai. Na ką, linkiu klestėt, fantastiškai išsimiegojus, man 42.
iki sekančio gimtadienio pasveikins ir tave. Jeigu būsi drauguose, aišku, jeigu bendrausi. Jeigu nebendrausi, na ką, tam yra followeriai. Iki.